Sveikos merginos! Šiandien noriu papasakoti apie juostas, kurias naudoju savo papuošalams. Jas naudoju pagrindiniams modeliam klasikiniam, ilgesniems, patiems masyviausiams, didžiausiams. Taip pat grandinėm pritaikiau. Galima naudoti ir moderniem dalykam, ir patiem populiariausiam busiukam, taip pat labai gerai laiko formą. Ko tik neprisiklausau per savo prekybos metus, nes žinokit nuomonių, kokių tik noris išgirstu. Juozas, mašinų meistras iš Anykščių, aiškina man, kad aš čia nulupau iš mašinos traukutės kažkokius ten dalykėjus. Kitas elektrikas iš Vilniaus sakė, kad aš ištraukiau laidus ir prikišau čia ir dabar vaidinu, kad gražu. Bet žinokit, iš tikrųjų, aš šitas medžiagas radau parodoj Frankfurte prieš daugelį metų, Ambientij. Tai vokiečių gamybos technologija, jinai skirta specialiai papuošalams ir jie labai įdomiai sugalvojo, pritaikė ir detalės, ir pačias medžiagas, ir spalvų yra įvairių. Todėl aš labai susižavėjau ir pradėjau naudoti savo gamybai. Dėl ko man jos labai patinka? Visų pirma, kad labai gražiai laiko formą. Medžiaga yra gana stangri ir gražiai atsigula apvaliai prie kaklo. Antra, kad jinai labai švelni, neutrali, prie kūno malonu liesti. Kitas dalykas, kad matinė juoda tinka visur. Bet kur pritaikysit. Be to, labai gerai, kad galima šitą medžiagą sutrumpinti. Aš dedu labai ilgus, kad tiktų ir stambesniai moteriai, gana ilgą parduodu, o kudutės paima ir nukerpa. Tiesiog su žirklėm noriu parodyti kaip. Nebijokit, pukšt, labai lengvai nusikerpa. Todėl pasidarysit savo ilgį, nešiosit kaip jums pačiai gražu ir kaip patogu. Dar noriu pasakyti, kad tai yra silikoninė juosta, jinai yra tuščia vidurė ir detalės. Šitą juostą aš siunčiuosi iš vokiečių, o detalės šiek tiek pasitobulinau, man specialiai pagal užsakymą gamina, kad būtų geriau nešioti ir patogiau įsispausti. Tai reiškia, kad vieną kišam galą į vieną, kitą į kitą. Smarkiai įspaudžiam ir nebijokit, kaip jūs atseginėsit, trauksit į bet kurią pusę ir išsitrauks. Bet kuri detalė, ar viena, ar kita. Todėl nebijokit atidarinėti, nieko jūs nesugadinsit, tiesiog čia paprastas metalas. Dar dėl ko man jos patinka, kad kai jūs gaunat papuošalą, jūs galit atsidaryti ir išsiimti ir naudoti detalės atskirai. Galit atskirai karoliukus susidėti ir atskirai vien tik tais šitą vidurinę centrinę dalį. Pavyzdžiui, susimontuosit tokį ir bus va toks. Medžiaga labai praktiška, labai lengvai pasivalo, labai ilgai nešiosit, bet po daugelio metų, jeigu jums paminkštėtų ir pradėtų atsiseginėti, patį galiuką nupjaukit ar su žirklėm nukirpkit ir iš naujo įstatysit. Be to, galite išimti šitą detalę ir su neriebiu kažkokiu tai skysčiu. Aš taip pat naudoju nagų lako valiklį. Šiek tiek nuvalai, kad nebūtų papuolę ar pudros, ar kosmetikos, kažkokiu tai kremukų, kad nebūtų slidu šitoj vietoj. Tai tiesiog viską atsinaujinsit iš naujo. Kitas dalykas, jeigu jums labai nedrąsu ir einat į vakarėlį, kur bus šokiai ir žinot, kad ten bus judesys, tai šitą užsegimą nepalikit pačiam gale, o tiesiog atsisukit į priekį, prie karoliukų. Prie veidrodžio priėjus matysit, kad pilnai uždarėt. Be to, kadangi bus prieki, jums čia nugaroj nesušils ir neatsiseginės tikrai. Todėl drąsiai galite eiti šokius. Jeigu matot, kad netyčia prisidirbot ir pritrumpinot, kiek nereikėjo, jeigu labai nusidėvėjo ir norit naują, jeigu norit naują savo dizainą kažkokį sukurti, įeikit mano internetinę svetainę, prie detalės yra šitos juostos atskirai nusipirkti.
Galite užsisakyti bet kada.